Sukuria sodra ir išleidžia į apyvartą. Jeigu staiga vieną dieną sodrai pritrūksta pinigų, ką jinai tada daro? Vėl pridaro ir vėl išleidžia. Tai kaip jinai juos pridaro? Prispausdina? Tai neturi spaustuvę pinigų? Nu, tai tikriausiai, kad turi. Sodra. Nu taip. Iš kur jie atsiranda apskritai? Tai iš stalčiuko. Kurio? Jį įdedi ir iš ten paskui pasiimi. Tada su tais pinigais, kurie yra sąskaitoje. Jie yra, aišku, žmogaus, bet iš tikrųjų, jeigu kas priklauso valstybei. Ir valstybė nuo to tik turtingesnė. Jis gali pasinaudoti netgi tais pinigais. Tai yra žmogaus turbūt gopšumas, kad niekada negana. Kiek beturėsi, vis tiek negana. Čia toks gopšumo matas. Kiek turi, vis tiek mažai. Toks dalykas sukurtas, kaip ateina ir išeina, nu nežinau taip, nežinau. Dalykas su kojomis. Panašiai. Slidus. Ateina ir išeina. Pinigai. Jeigu žmogus neturi pinigų, tai nieko neturi. O kai turi pinigų, tai turi visko. Visko. Taip. Tai čia kas yra? Viskas? Viskas, kai pinigų yra, tai viskų yra. Tai kas tas pinigas tada? Pinigas yra viskas. Nu, pinigas yra viskas. Be pinigų žmogus kaip ir niekas. O dabar metas tiksliausiam praeivio atsakymui. Išrinkome jį pagal šių dienų aktualijas, kai Europos centrinio banko pinigų spaustuviai, sakykime taip, darbo netrūksta. O kas būtų, jeigu valstybė per daug pinigų prispausdintų? Tai jie nuvertėtų elementariai, tai yra vadinasi infliacija, man atrodo.